ir rodai kairį ir važiavim. Nu. Nes labai, jeigu važiuoji, Aš tai būčiau dar ant to šaligatvio užvažiavus. Tai kad užteko vietos, tai nėra tikslo, žinai. O ten aukštas šaligatvis, tai žinai, džipas tai gal ir nieko, bet ten, žinai, paskiau, kad nesusigadint. Jeigu ten tas nužeminimas, tai tada galima pasidaryti. Dabar bus pirmas išvažiavimas Žiede, Tilžės gatvė. Rodykim, jie tada anksčiau biški stoja. Va, matai, kai mato tavo posūkį, jie tada anksčiau biški nosis nekiša. Surperėjus įvažiuojant, išvažiuojant. Tai čia Tilžės gatvė irgi nėra 30, bet čia jau pati matai mašinų pristatyta, mokykla, universitetas, tai čia jų labai ir bet bilia kuris čia gali bėgti, žinai. Tai vat nebėga, nėra. O labai, kai daug žmonių, tai sunku suprast, kuris bėgs, kuris nebėga. Iki Žieduko Žiede bus antras išvažiavimas. Ne, čia nėra 30. Čia nėra Tilžės gatvė čia. Nei ten tam vienpusėm nėra Linkuvos panerių. Nei Tilžės, o čia pro veterinarkę. Tilžės gatvė, nei Raudondvario plentė. Ten tose mažose gatvelės, kai išsukit, nu tai ten jau pristatyta ir siauros, ir daug kur 30 sudėta. Mes pagrindinių į kairę, iki Raudondvario plentų, važiuosim iki Regitros. Sankryža į dešinę. Dešinę. Čia kažkodėl mokiniai, aš nežinau, stebuklinga vieta. Tai žinok, va, taigi tau specialiai padarytas tas nuvažiavimas. Bet mokiniai čia, žinok, 70% ten važiuoja. Jie kažkaip tas, kaip tik palengvina jisai, bet matomumas toks savotiškas pasidaro. Kažkaip įdomiai čia. Nu tai taip, čiagi į dešinę, Raudondvario. Ir jo stotelė bus, tai pasidomėkime, jeigu nėra nei mašinų, nei ištisinių, nei tiesiai važiuosime. Pratint prie tų, kad per daug dėmesio nenukreipt, bet klausyt trumpai tik tai, kai prieki kliūčių nėra, tada tik tai žvilgtelt. Ir per anksti nesureaguoti, nes jis biški, kai iš anksto sako, tai ten, sakiau, minėjau turbūt, kad sako, suksim į dešinę, tai jie ten į plovyklą puola per ištisinę. Taip, kritinė gauna.
vienas yra 30 zona, tai pakilus į kalną, ne į Šilainius važiuoja į dešinę, bet į kairę. Ir ten yra toks žiedukas ir Maxima. Nesibuvus. Galima pravažiuoti tenais. Tai ten nepamato 30 zoną, ten senelių namai toliau yra. Ir arba į kitų senelių namų važiuoja ir apsisuka, arba į Maximą pasiparkuoja. Tai žiūrėsim, kaip čia remontai, galėsim pravažiuoti. Jis taip labai prie žieduką žiūri mašinų ir ten, jau užvažiuojant, tas 30 jau būna, o čia nespėja pastabdyti. O kelias visai tiesus, bet ten seneliai labai lėtai, ten kokie puskurtis vaikšto lėtai, tai kad jų nenutrenktų. Už 500 metrų iš dešinės juostos išvažiuokite į dešinę į Raudondvario plentą. Jis labai mėgsta dainuoti. Pakalbintų tos egzaminuotojus, kad tau būtų neliūdna ir kad jiem neliūdna. Žiūrint, kas įlips, dėkui. Jo, kiti būna, kad nekalba jiem, būna jie nuskriausti. Egzaminuotojai būna nuskriausti. Jo, atrodo, blemba, čia nežinau. Nu juos ten irgi, žinai. Valstybinis darbas. Ką? Kartais ateina rimtesni negu Seime. Išvažiuokite į dešinę į Raudondvario plentą. O matai, kaip anksti sako, tai čia Polovas, tai labai susiję. Viena iš tokių labai klaidų staiga per daug reaguoja. Tas yra turbūt todėl. Už 200 metrų sukite į kairę į Raudondvario plentą. Puiku. O ten už 200 metrų į kairę. Raudondvario plentą. Nes kad lenkiančių, žinai, nebūtų. Į antrus vartus važiuokim ir pastatysim mašiną. Kad lenkiančių, žinai, antras iš paskos dar mato, o trečias jau atlekia, žinai, puola lenkt, kaip palėtėja koks nors jau greituolis. Čia lėtai, čia laikomės to dešinio krašto, tokį didesnį lanką. Ar labiau, ne? Jo, į kairę, nu va, kad užtektų mašiną. Matai, tada jau prasilenkiat gražiai. Nors ir nėra jos, bet reikia galvoti, kad galbūt atlieks kas nors. Ir kokią nori įsirinkti. Čia nėra ženklo, reiškia, gali priekiu, gali galu. Aš neprisimenu, jie ten sako, ar tu gali kaip nori? Gali kaip nori paprastai, bet būna, kad pasako. Bet būna, kad sako pasiparkuokit, nesako kaip norit, bet būna ženklas. Tai tada pagal ženklą būna arba statymas priekio arba galu. Bet čia va ženklo nėra, tai visą laiką įvažiuojant reikia žvilgtelt, jeigu nežinoma aikštelė, ar tai nėra ženklo. Tai jeigu nėra ženklo, paprastai kaip nori. Bet gali paprašyti dėl kažkokių priežasčių, žinai. Tai nu, žinok, tu dar nusuktum atbulinką, dar yra stumas, tai nusuk nuo jo į kairę. Va. Ir tada tam netrukdy. Va, ir pavažiuosi tau dar atsilink. Va, dar. Tu tik tai turėjai anksčiau, o matai, dar atsiranda vietos, dar pavažiuoju. O dabar va tiesiai turbūt važiuosi. Atgal tiesiai. Na, esi va, pažiūrėk va. Dabar tiesiai pavažiuoju, paskiau užsuksi. Tai aišku, paduotum į priekį, bet, žinai, dar galima. Va, nu ir dabar jau turbūt teisingai. Ir daug, nes paskiau nuvažiuosim atgal. O čia tas įsivaizduoto lankų dydžius tų posūkių.